Nu labas, varau į lauką su draugė susitikti. Pabandžiu iš savo tiesių plaukų pasidaryt biškį banguotus. Nežinau, čia kas gavas, nelabai. Pabandysiu prisėsti, papasakoti truputį, kas čia pas mus dabar vyko per tuos drebėjimus. O kaip guli visi gražiai. Labas, šuniukai. Čia jūs mano šunis gąsdinat vakarais, ką? Varom kur nors prisėsti. Išėjau dabar į kiemą, žiūriu prie mūsų įvažiavimą į garažą. Greitoji stovi, tai nesupratau, kažkas įvyko matyti. O dabar dėl to drebėjimo. Tai pas mus šiandien yra šeštadienis, drebėjimas buvo prieš 3 dienas. Ir ačiū Dievui, kad ta diena buvo nedarbo diena, nes trečiadienis buvo 23 balandžio, Turkijoje yra vaikų diena, vaikų šventė, kaip Lietuvoje birželio 1, tai čia 23 balandžio. Tai visi išeiginės turėjo vaikų mokyklas, buvo kai kurios mokyklos, kur darė vaikų renginį tą dieną, ten kokia nors vaikų šventė mokyklai, bet pagrindė nedarė to. Bet dauguma mokyklų jau buvo padarius. Pavyzdžiui, mūsų mokykla darė antradienį, tai mes viską atšventėme ir trečiadienį su ramiai gulėjom namuose. Ir dėl ko gerai, kad nebuvo mokyklų, nes aš neįsivaizduoju, koks būtų kilęs chaosas, kokios būtų užkimštos gatvės, jeigu tą dieną visi būtų vaikai mokyklose ir visi tėvai važiuotų vaikus namo pasiimti iš mokyklo, o tai būtų siaubas. Nes aš kadangi pati mokykloje dirbu, tai mes į pusmetį kartą 2 darom tuos žemės drebėjimo, tos pabandymus, tiesiog kaip reikėtų išbėgti iš mokyklos, nežinau kaip vadinasi, tą evakuaciją bandomąją, kai mes žinom, kurią valandą maždaug įvyks, ten jungia tą signalą baisų tokį, tą įspėjamąjį ir visi vaikai lenda po stalais, išvažiuoja greituškai iš mūsų kiemo, lenda po stalais ir panašiai, po to visi bėga lauk. Tik kas įdomiausia, aš kiek žiūrėjau, pavyzdžiui, TikToko video ir panašiai per tą įvykį, kad visi suaugę labai pasimetė ir nežinojo, ką daryti. Aš pats irgi nežinau, ką daryti, aš papasakosiu po to, kaip aš sureagavau. O mano mažoji, kuri darželį išsimokinus yra, kaip reikia ką daryti, iškart man pasakė, kad reikia lįsti po stalu, taip ir taip. Tai aš pradėjau juoktis, sakau, Izabelė, sakau, tas mūsų ikėjinis stalas, jis vis tiek nieko neatlaikys. Tai slėpkis nesislėpęs. Tai žodžiu, aš viena namie buvau, mano vyras su vaikais buvo čia šitam parke, buvo tokia šventė, tai jisai vaikus išsivedė, o aš tiesiog namuose savo ramiai papusryčiau, tvarkinėjaus ir aš taip sėdžiu po to ant sofos, įsijungiu biškį YouTube'ą ir jaučiu, kad sofa juda, o mūsų tokia sofa tokia lengvutė yra. Ir pavyzdžiui, jeigu šalia manęs būn šuo arba katė ir jeigu pradeda labai kasytis kažką tenais ar kokį žaislą draskyti šuo ir biškį jauti tą judėjimą tokį. Ir aš taip galvoju, tikrai gavau 100% katė kasos. Apsisuku, nėra nei vieno gyvūno, nei katės, nei šuns. O pagalvoju drebėjimas, iškart šoku ant kojų, žiūri lempas, nes pas mus tokios lempos, tos liustros, kurios ten vienoje liustrui yra 6 tokios lempos didelės, o kitoje yra, kur 3 jos daužos tada, nes jau buvo drebėjimas su tom liustrom, tai aš žinau, kaip atrodo. Bet aš kažkaip nepajutau labai stipriai, man pasirodė labai mažas tas drebėjimas. O visi kiti, netgi pavyzdžiui, mano draugė, kur gyvena porą kilometrų nuo mūsų, sakė, baisiai juto, labai visi išsigando. Žinau, kad vienas žmogus žuvo, kuris šoko per langą ar per balkoną. Netgi mačiau vieną video, kai kitas vyras šoko per langą arba per balkoną, nusileido ant mašinos ir po to nulėkė šlubuodamas. Tai čia tokie labai baisus tokie dalykai, kai iš tos baimės nebežinai, ką daryti. Tai dėl ko aš taip gal nepajutau labai stipriai, gal dėl to, kad namas gal ale mūsų tvirtesnis, nes kiti draugai, kur gyvens senesniuose namuose, tai jie labiau juto. Nes mūsų namas tikrai yra 100% ant tų rail ten vadinamo ta sistema, kai su visų drebėjimu kartu ir namas juda. Tai gal dėl to. Nes pavyzdžiui, mes kai gyvenom kitam name, lygiai tokiam pačiam kaip dabar, bet gyvenom 26 aukšte prieš kokius 5 metus, kai buvo drebėjimas 4,6 laipsnių, tų valų, tai žymiai labiau juto ir lempos labiau judėjo, bet mes labiau aukštai buvom. Dabar 12 aukštai man nebuvo tai baisiai.
O kai antras buvo, nes buvo ir antras po kokios geros valandos, tai aš jau tada išsigandau, jau aš sakau vyrui, sakau viskas, važiuojam lauko. Sakau, reikia jau varyti, nes man jau nebejokinga, nes atrodo, o ką reikės po to daryti? Reikia pasuk draugiai, kur mano draugė yra. Neredesin? Tamam canım, ben evimin karşısında park var ya, ben oradayım ama sokağa geçeceğim şimdi. Hadi görüşürüz. Tamam, bye. Bu nasıl bir aşk, hapset beni bir daha. Hikayemiz belli, yazılmış o kitap. Geri gidiyor adam, geri buraya pas. Görmüyor musun? Daha gel, geri gel. Çarpacaksın, farkında mısın? Çarpana kadar. Belki böyle öyle damat bulacaksın kendine, çarpmış. Belki de. Ara istiyorsan gel yanımıza. Yok, öylesini aramıştım. Allah'ın belası. Yürü git kapat. Yürü git kapat. Nerede olduğumu biliyorsun Hadi konumda. bye. Hadi. Pislik. Böyle işte. Al işte bu şey yaptı. Labas rytas. Va kaip atrodo antrą dieną tokia plaukai, o Dieve, kokia keista. Nieko, eisiu į dušą grįžus. Atėjau šunis vedžiot, kur mano šuo mažasis čia. Jogi, kodėl tu taip ploji? Jogi, kur tu esi mažas mažas šuo? Lakstyk, hadi koš. Oi. Išvedžiau šunis pavedžiot. Dabar kiek 8 ryto ir jaučiu visus kaimynus prikėlį, nes mano mažasis Jogis labai loja laukia labai. Ir loja tam, kad Maksas su juo žaistų, tipo, nepalik mane, žais su manim, žiūrėk į mane, žiūrėk kaip aš bėgu, žiūrėk kaip aš kakų darau, ta prasme nuolat, turi juos vest atskirai, už 2 rankų laikyti, kad Jogis nelystų prie Maksas, ir dabar erzina. Dėmesio prašo, va, laksto, sako, į mane žiūrėk. O šiandien atsibudau tokia mintim, kad kartais patogumas yra tiek nepatogus dalykas, kai jau yra per daug patogu, kai tu užsisėdai, yra iš tikrųjų labai nepatogu, labai keistai jaučiu pasakiau, bet turbūt supratot, kad patogumas nėra patogu. Ir tuo pačiu dar atėjo tokia mintis ryte, kad oi koks tu mursnas, Jogi, reikės maudytis, kad disciplina, tas toks taisyklių įsivedimas, rutinos įsivedimas iš tikrųjų yra ne kontrolė ir nesuvaržymas, o visiška laisvė. Nes aš dabar pas mumis po to drebėjimo nereikėjo į darbą, nes mokyklos uždarė 4. 5. Dar 3. buvo mokyklos, nes to vaikų šventė, tai 5 dienos su savaitgaliais namie. Ir tik šiandien 1 dieną, kai atsikėliau anksti rytas su žadintuvo 8. Nuo 7 jau kėliaus, bet nebeatsibudau, tai 8 atsibudau. O šiaip tas kitas dienas tai menkoju iki 10 su vaikais, nes tiesiog, o kam į darbą tai nereikia, kur tu vis tiek anksti planų ryte tai nebuvo. Ir tas, kai tu neturi disciplinos ir taip tu viską tingiai darai ir nieko nepasidarai. Dėl to man patinka mano ta rutina, kai einu iš darbą, aš 5 atsikeliu, savo ramiai 2 valandas, 1,5 valandos turiu savo laiko, ten viską ramiai susiruošti. Jeigu noriu pasidarau jogą, jeigu noriu pamedituoju arba nieko nedarau, tiesiog atsigeriu kavos, ramiai papusryčiauju, bet triukšmo be chaoso, kad einam keliamės, kur rūbai, kur tas, išsilyginti viską suspėti. Tai va, ir tai vėl grįžime į tą rutiną. Bet tas dalykas, kad iš tikrųjų kaip patogume būna daug nepatogumo ir šiais metais tą labai darbę pajutau. Nes realiai mano darbas yra labai man patogus, ta prasme, tiesiog patogus darbas, lengvas palyginti. Dirbti mokytoje, mokykloje mano vaikai kartu,
Bet tam yra ir labai daug nepatogumo iš tikrųjų. Gal kada vėliau papasakosiu apie darbą. Dabar nelabai noris. Jogi, kur esi? Jogi, nerštis. Jogi eisi su mani maudytis, ką? Murzinė šuo. Ir reikia apsikirpti. Ar tu murzinė šuo? Ai, murziukas. Nu tai va, pagaliau mes išsiruošėm. Čia, žiūrėk, mama, filmuoji mašinai. Matai front, priekį. Va čia, mažiukai, kamera yra, matai priekį. Va čia. Gali labas irgi pasakyti. Arba. Nu tai labas rytas dar kartą. Dabar pas mus yra 10:30, išsiruošėm pagaliau važiuoti pas draugę. Vakar, reiškia, atsikėlė anksti, atsikėlė 8, pasivedžiau šunis, išmaudžiau šunis, išskelbiau rūbus. Ką dar padariau? Jaučiu tiek, bet ta prasme, nuo ryto viską tiek pasidaryti, taip gerai yra. Ta tokia disciplina, vėl disciplina grįžti. Nes, sakau, 5 dienas gulėti namie ir nieko neveikti irgi biškai išbalamutin tuo, kad tu po to nebežinai, nuo kurio galo pradėti tvarkytis ir panašiai. Tai va. Važiuoju pas lietuvę draugę, su kuria susitinkam, ypač retai, nes gyvena toli. Tai tam 8 km dabar rodo nuo mano namų iki jos, kiek minučių. Nu, pagal laiką tai nėra daug, nes aš buvau kiek minučių važiuoju iš mokyklos, iš darbo namo, kai kilometrais ten yra 13 km ir trafikas buvo kamštis. Bet dabar 8 km taip stipriai atrodo. Neatsimenu, kada važiavau tai pas žmogų į svečius 8 km. Kaip į kitą miestą realiai gaunas, nes turi važiuoti į kitą miesto visai galą. Prasme, toks tiesus kelias, 40 km, vien tiesiai važiuoti man koja pavargo. Laikyti ant gazą, nes neatsimenu kada, 5 dienas nevairau niekur. Tai su draugė susitikto tiek toli, važiavau kažkada, dabar važiavom. Trečiadienį mes tą važiavom prie jūros, tai irgi toli vairuot, bet ten kamščių biški buvo, tai nebuvo taip, kad tik į priekį. Dabar tik į priekį koja, tik ant gazo. Jaučiu, kad jau biški koja pavargo, čia dabar atpratau vairuoti. Gražu tau čia. Ten ta futbolo arena. Žalgiris ar Galatasaray? Žalgiris. Aišku, Žalgiris. Nes močiutei patinka Žalgiris. Ne, nes labiau žinom Žalgiris negu Galatasaray. Labiau neturim kažkokį formą, bet Žalgiris. Nu, Žalgirio formą irgi neturim. Tik tais turiu tą mašinai kvapą ir tą pakabuką švelpokai. Ne, tik pakabuką irgi. Ką dar turim? Mogėlė su Ai, bet čia yra, aš myliu Lietuvą, bet namie yra irgi su Žalgiriu. Nu. Mažiukai tiltas, žiūrėkit jūrą. Atvažiavome jau į Europą visai greitai, per 10 minučių. Mažiukai, mes dabar esame Europoje, Europe. Nes mes gyvenam Azijoje, atsimeni? Anadoluje, kas mes gyvenam, o Gintarė ir Nida gyvena Europoje. Ten, kur mes seniau gyvenam, atsimeni labai seniai, toj pusė, į sveikatą. Nu, netoli nuo Jusuf ir Sefa. Nes ir Jusuf ir Sefa irgi yra
Europoje. Jau mažik žiek namai matas, matai, Nidos namai Mėlynė. Jau beveik atvažiavome. Tuoj atvažiuosim. Visai greitai. Kad pažiūrėtų per langą. Sakyk, kad pro langą pažiūrėtų, tuoj būsim jau. Į Migros tuoj įsuksim, sakyk, tenais aikštelį. Nu va, kokios 5 minutės ir atvažiavom praktiškai kaip iš Joniškio išėjo. Rytoj ateinam. Pažiūrėkit per langą. Ai, palauk, reikia čia suktis. Migros pusėjas. Į Migros važiuosim, sakyk. Tuo išlipsime. Jo, prieš Starbucksą pastačiu kaip vėspučia, pas jūs kaip visą laiką. Pas mus neputė. Mama lietus. Gerai, ateisim tuoj. Gerai, iki. Olivija dar nedakal. Izabelė, kodėl atsisegei diržą? Kada diržą atsisegei? Aš atėjau. Dabar ar anksčiau? Anksčiau negalima, mažik žinai. Dabar atėjau. Bet turi užsisegus būt, pavojinga yra. Dabar atėjau. Gerai, bet po to vėl kai važiuosim, atsiseksi, kol namo negrįšim, gerai? Sutariam. Gerai, susipakuokit daiktus. Viską pasiemam, ko čia dar turim. Nu, va, atvažiavome. Jo, pusryčius pasimk, Olivija, susidėk viską, ką imsi. Tas čiubuk reikėri. Palauk, nedaryk durų dar, aš darysiu tau. Čiubuk reikia valgyti. iPad pasimk, Izabelė, kur tavo kuprinė yra? Duok iPadą. Nedaryk durų, aš tau atidarysiu, Izuški. Sudžiukuoju, turiu. Ką Izabelė padarė? Nu, mes jau važiuojam namo. Dabar Stambulė yra vėjuota savaitė šita, bet čia pas mano draugę tam rajone yra super vėjuota. Nežinau, čia tokia vieta truputį vėjotesnė, dabar stovant šviesoforą ir jaučiu, kad mane mašina linguoja, ta prasme, nors mano mašina palyginti nemaža, bet jaučiu, kad linguoja. Tai jeigu būčiau kokia su karbonkė mažytė, tai grinai pirma mintis, kad mane nupūstų vėjas. Dabar tiesiog pro kokį kelią mane čia veš. Žodžiu, per užkampius važiuojam, per duobes. Tai taip visai fainai, va pasibuvom. Savaitgalį, sekmadienį prieš mokyklos, prieš darbus. Gerai, vaikai. Nusipirkau savo kavos, nes parvažiuot valandą su biškiu. Nes biški komščiai gal važiuojant, su kur reikia neužmigti. Biš, ar tu biš? Tai va, toks tas savaitgalis. Nu, atvarėm benzino įsipilt, nes jau visai dugnas. Nida? Padariau, aš padariau tą tualetą ir vietą viską. Aš irgi Sižiūrim iš kaip čia. įdėsiu daiktą. Ačiū. Užteks. Sisu? Nežinau. Oi. Užsipilam, nes jau visai dugnas. Dabar dar pažiūrim, dabar mes dar Europoje esam, kur dabar mūsų namai, pro kur važiuoti. Aš čia Europai pragyvenus 8 metus, bet jau man taip čia viskas maišos. Aš jau nieko nebesuprantu, nei kur, nei kas, nei kaip.
Dar tas vėjas pučia mašiną, grinai mėto mašiną, žiauriai nejauku vairuoti. Tokiais įtampus važiuoti, dabar laukiu, kol išvažiuosiu iš čia iš Europos tų pusių, kur aš nebelabai suprantu, kaip vairuoti, kur važiuoti. Nes tikrai nebeatsimenu, kaip važiuoti čia. Nors daug metų gyvenau, bet jau jau čia aš nebemoku. Jau nebeatpažįstu aš tų kelių. Ką reiškia įpranti kitur gyventi ir prie kito eismo, ir prie kitų taisyklių. Nes čia labai daug ir mašinų daugiau, ir tų fabrikų daugiau, tai tas eismas kitoks. Tai biški nejauku. Video daro mano mama. Gintarė, labas. Žinai, pro kur mes važiavom? Mumis nuvedė grinai, važiavom pro Esenjurt, kur Esenjurt giriš gišeler. Taip labai keistai nuvedė mumis. Šioilios. Teşekkür ederim. Važiuok. Iš visų pusių vis lengva. Labas tunelė. Labas, Nu pagaliau, ate Europa, labas Azija. Nežinau, nepatinka man Europa, nepykit tie, kas gyvena Europoje, Stambule, ate tunelį. Nepatinka man Europa. Ten visko per daug. Per daug žmonių, per daug mašinų, per daug kamščių. Azija, ramu, fain. Azija yra namai, gal kad įprotų tiek metų Azija gyvendama. O iš karto nemiau, nes aš šitas vietas pažįstu ten, nors ten pragyvenus tiek važinėta, bet jau nebeatsimenu. Tiesiog per daug visų kamščių, lakinius visaus išsakyti. Man biški per daug. Jau matyt Laura pasėdo. Nu, Laura ramybės, o ramiai žinomų savo vietų, pažįstamų kelių. O, iš karto viską matau. Nu va, jau grįžome namo pagaliau. Pavargo realiai vairuoti. Pirmin atgal virš 2 valandų vairuoti. Toks biški nuovargėlis jaučiasi. Tai va, ačiū, kad žiūrėjote. Jei nesunku paspausti like, subscribe ir susitiksime kitą kartą. Ką mama, ką? Ką mama? Ką nieko? Ate, oi kamera net virs pradėjo, o tai tau.